Labutis, sveikinuos, man atrodo, iš 4 vlogmas. Tai sveiki visi, šiandien yra gruodžio 5 jau. Kaip ir sakiau, kad nebus kiekvienos dienos filmavimų, tai taip ir yra. Tiesiog aš neturiu net ką tiek parodyti. Bet 3 vlogmas buvo žiauriai fainas, tai pažiūrėkit. Be jūsų kalendoriaus neišpakavau, tai šiandien išpakuosim 2 dienas, 4 ir 5. Ne, 5 ir 6. 5 diena yra čia. Okay. Mes čia turim kažkokį lūpų produktą, man atrodo. Taip atrodo įpakavimas. Never been kissed. Šveičiamasis lūpų serumas. Kaip fainai. Žiaurinais toks daiktas. Nes grinai dabar žiema, tai lūpos visada tokios kažkokios by fresh čia, man atrodo. Tai labai faina firma. Galime eiti į 6 dieną, kur yra štai čia. Plonas. Jau nesimato, bet labai plonas. O, čia yra daiktas, kurio aš, tipo, antakių gėlis, bet kažkokia šviesi biški spalvytė. Aš šiaip šitą naudoju, tik tai aš dabar abejoju, ar čia gera spalva. Bet žiauriai patinka, man kažkur 2 mėnesiam užtenka. Ir pačiakit, tiesiog susišukuoji antakius ir šiek tiek duoda spalvytės ir tikrai gerai laikosi antakiai. Tai šiandien žiauriai geri daikčiukai. Tiek šitas bus labai gerai naudojami. Vakar nefilmavau video dėl to, kad filmavau Temu haulą. Manau, greit sumontuosiu tą Temu haulą ir galėsit pasižiūrėti. Ir jeigu norėsit įsigysit kažką iš ten, nes tikrai visai mane nustebina visą tą Temu siuntą, tikrai kad gera kokybė. Kadangi dirbu dabar ateinančias 3-4 dienas, stengsiuos pafilmuoti tai, ką galiu, bet tikrai čia bus tikriausiai sujungtas video. Grįžau jau po darbo, nieko nefilmavau, nes tiesiog atėjau darbą, grįžau iš darbo, tai nebuvo net ką filmuoti. Sudėjau pimple patch, nes pogelis atsirado neblog. Bet žodžiu, kaip galit suprasti, dirbu intimisme. Ir manau, gal pamenat, minėjau, kad mes į darbą turim eiti su darbo uniforma, o ta darbo uniforma yra rūbeliai, kuriais mes prekiaujame. Ir gaunamės kartais kas sezoną išsirinkti kažkiek tų rūbelių dėl to, kad turėtume su kuo eiti. Ir mes, pavyzdžiui, galim pasiūlyti, kad šitas daiktas, kurį aš dabar apsirengus, būtent iš čia gal jūs norite įsigyti ir, žodžiu, ir žmogui fainiau pamatyti iš karto ant žmogaus, kaip atrodo tas rūbelis. Aišku, pas mus ne tik rūbeliais prekiaujama, realiai pagrindas yra apatinis trikotažas moteriškas. Tai, žodžiu, šiandien gavau išsirinkti 2 rūbelius, mes visos gavom. Tai ir išsirinkau 2 rūbelius. Žodžiu, pirmas bodis, jie abu yra bodžiai, aš dažniausiai visada bodžius jie, nes man labai patogu. Tas raštas, žinot, aš lygiai tokį pat turiu juodą, man tiesiog šitas bodis iš intimismi žiauriai patinka, nes čia modalas, ta medžiagytė žiauriai tokia prie kūno, žiauriai patinka. Dabar, kur pamatau sudėtį modalą, tai atrodo iškart noriu pasimti, nes žiauriai fainas. Labai jis toks, čia yra pietukai, galima jas užsiimti, bet, man gražu su pečiais. Nežinau, žiauriai, ta prasme, tu gali ir prie mėlynų džinsų taip paprastai atrodyti, gali prie odinį kelnių užsidėti, jau toks pašnesnis outfitas. Žodžiu, labai patinka, turiu, sakau, lygiai tokį patį juodą iš intimisme. Tai norėjau dar šitokio, nes žiauriai fainas, nes vienąkart nebuvo S dydžio. Tai dabar buvo, tai iškart pasiėmiau. Kitas bodis štai toks, šiek tiek jisai atviresnis toks ir labiau daugiau tų tokių. Bet jis visur viskas slepia, viską dengia ir aš darbe visada dirbu realiai su švarku. Tai irgi čia bus tiesiog švarkas užsektas, tai nedaug čia matysis, tik čia sakyčiau gal. Bet man jis labai gražus. Labai faina, kai duoda taip išsirinkti. Labas rytas. Man rytas, nežinau kas jų, bet tęsim su šito vlogu. Šiandien yra gruodžio 7. Ant darbas nuo 11 šiandien, bet 10 valandų. Ir rytoj 10 valandų. Tai pasigerinkim savo nuotaiką ir savo rytą ir pažiūrėkim, ką mums kalendorius pasiūlys šitą gruodžio 7 dieną. Ok, 7, čia matau. Kaip suprantu, čia yra dušo gelis tiesiog. Šiaip, why not? Irgi. Labai taip gaiviai kvepia. Toksai, ta prasme, sunaudojamas dalykas. Faktas, kad turiu savo ten tą gėlę ar kažkas tokio. Bet čia, kaip ir minėjau, su to šampūnu, ta prasme, kur nakvojat, ar ilgiau būsit, tai ar kokia kelionė yra. Tai čia grinai, perfekt dydis įsidėti ir turėti savo. Šiaip galvojau per šiandien, tai tik dabar pakalbėsim, nes nelabai turėčiau ką filmuoti, bet ką tik gavau žinutę, kad gavau siuntą. Tai po darbo eisim pasimtos siuntos ir išpakuosim po darbo.
valgyti, norėjau vis tiek dar pasisveikinti su jumis, nes aš labai noriu išpakuoti šitą siuntą. Su manim prieš porą dienų susisiekė mergina, kuri turi savo kaip small business, sakyt, mažą verslą. O dieve, kaip gražu. Pažiūrėkit. Bomb Beads. Aš nežinau, ar aš gerai sakau, bet Bomb Beads. Užrašysiu čia. Ir susisiekė, kad nori man atsiųsti pasimėginti ir parodyti jums papuošaliukų. Jis labai daug gražių yra, ta prasme, rimtai nuveikit, pasižiūrėkit. Nieko nekainuoja, tik tai žvilgtelėti į tą elektroninę parduotuvę, bet labai gražus papuošaliukai. Ir kaina, kai yra gražus ir šiuolaikiniai ir pataiko į madas, kaip sakant, bet yra gera kokybė ir gera kaina. Tai aš visiškai nežinau, ką aš čia gausiu, tai labai įdomu prasilūkti, pasižiūrėti. Labai miela vizitinė ir užrašė mano vardas, so cute. Turime du maišiukus tokius, vienas sidabrinis, kitas mėlynas. Tai pažiūrėkim, kas tarp tų maišelių. Aš noriu mėlyną pirmą padaryti. Skariukai. Žiauriai mėly atrodo. Ta pirmą išsiimti ir, pavyzdžiui, sėdėti šituos, kai norisi kažko labiau. Čia man atrodo taip lengvai. Jo. Labai lengvai atsidaro ir išsiema, nes, pavyzdžiui, šitie neturi to tokio aparato, tai tu turi tą metalą, tenais pažaistų jo. Žiauriai gražus ir akmenukai tokie myli. Gerai, žiūrim, kas šitame baltame maišiuke. Čia mes jau turim auksinį auskariuką. Šitie kokie gražus hoops. Oh my god, čia jau grinai pasipuošti. Ok, įsidėjau šitos pirmuosius, tuos sidabrinius ir man žiauriai patinka. Žiauriai mielai atrodo, bet toks tipo kažkas, bet ne per daug. Ir taip gražiai dera su mano tais kitais hoopsais. Tai aš manau šitos, tai aš tiesiog pasiliksiu jau. Šitie jau tokie tikrai didesni, bet ant kiek, žiūrėkit, gražiai, pavyzdžiui, iš plaukų išlenda tokie prabangesni, tikrai žiauriai gražiai atrodo irgi prie ausies. Labai dailiai atrodo. Tiesiog taip gražiai žvilga, aš manau, čia grinai pasipuošti prie kokio outfito. Įsidėjau atgal tuos pirmuosius sidabrinius, nes tiesiog labai patinka. Kol dar nepabėgot, kol dar esat su manim, turiu nuolaidos kodą 15%, tai toks nuolaidos kodas, jisai galioja perkant nuo 30 eurų visam krepšeliai. Tai žodžiu, paskubėkit, nes galioja iki naujųjų. Ar kažkam dovanėlė, ar savo dovanėlė, ar gal draugas gimtadienis bus, nežinau, sausio mėnesį, tai suspėkit, nusipirkit. Nes, o kam nereikia gražių papuošalų, tenais yra ir apyrankių, ir pakabukų, ir auskariukų, tai manau tikrai galėsit rasti, kas jums patinka ir kokybė tiesiog puikiai, tai nenusinešios, nenusiplaus, nenusitrins. Tai tikrai siūlau pasinaudoti nuolaidos kodu ir apsižvalgyti jos elektroninėje parduotuvėje. Ir dar kad dėkoju už šitas dovanėles. Čia tokios grinai kalėdos, dar net joms neatėjus. Ačiū labai.